Šiandien laidoje auksarankiai. Visagalės klastotės arba tai, kuo iš tikrųjų dabinasi mūsų elitas. Kas, kiek ir už kiek padirbinėjama. Klastočių fabrikai ir ištisi padirbtų gėrybių sandėliai. Turgus prieš aukštąją madą ir kaip kovojama su falsifikatais. Taip pat žuvis, jos produktai, norvegiškos lašišų fermos iš arti ir tai, ką iš tikrųjų dedame į burnas. Atšilus orui, į miestų gatves tarsi ant podimo išžygiuoja būrys ilgakojų gražuolių, norinčių pasipuikuoti atnaujintų garderobu. Garsių dizainerių vardai, žymus prekės ženklai, dažniausiai mena apie kokybę, žavi akį ir yra trokštami kiekvieno, tačiau ne kiekvienam prieinami. Aukštoji mada tai yra vienetinių drabužių mada, skirta elitinėms be galo turtingoms moterims. O pret-a-porter drabužių mada yra gatavų drabužių mada, kuri priklausoma nuo industrijos Milane, ir mados savaitės yra rengiamos 4 kartus per metus. Tuo tarpu aukštosios mados savaitės Romoje yra tik tai vasaros ir žiemos. Patys dizaineriai be abejonės, jie aišku negali susekti, kiek ten gatvėje parduodama, kiek ten Neapolyje pasiuvama panašių rankinių, kiek kiniečiai ko nukopijuoja. Bet, na, turbūt patys daugybę kartų matėte, kiek akinių yra su Dolce Gabbana logotipu, kiek yra rankinių ir batų su Prada, Gucci padirbtais logotipais. Be abejonės, patys dizaineriai niekada negalės šito proceso kontroliuoti. Jį gali kontroliuoti tik pats pirkėjas, jo išsilavinimo lygis. Nes geriau jau nusipirkti paprastą, ne kažkokio dizainerio rankinę, negu jo klastoti. O klastojama viskas. Nuo žymių gamintojų puodų, technikos, garsiausių pasaulio dizainerių drabužių, iki sveikatai pavojingų dalykų kaip vaistai. Klastojamas prekes būtų galima suskirstyti į tokias grupės. Tai yra drabužė, avalinė, aksesuarai įvairiausi, sporto prekės, tai yra irgi ir avalinė sportinė, ir drabužiai sportiniai, inventorių sporto, kvepalai, vaistai, Viagra labai paplitus yra. Buvo atliekami tyrimai, tai buvo nustatyta, kad kartais bendrai nebūna veikliosios, gali nebūti veikliosios medžiagos, bet gali ta veiklioji medžiaga būti 100 kartų viršint normą. Ir tada, kadangi šitie vaistai yra ne tik tai potenciją stiprinantis, bet yra ir kraujotakos darbą spartinantis vaistai, nu tai jeigu širdytė silpna, išgersti tą normą, kuri kaip ir galima, o jinai yra veiklioji medžiaga viršijata, pasekmės yra neaiškios. Beje, vaistų klastojimas labai pelningas verslas. Manoma, kad 2010 metais visame pasaulyje suklastotų vaistų buvo parduota už 58 milijardus eurų. Tai 90% daugiau negu 2005-aisiais. Klastotojas nesirūpina absoliučiai niekuo, ką gauna pirkėjas. Klastotojas rūpinasi tik tai kaip kuo artimiau nukopijuoti prekę nuo originalo. Žmogus žūtbūt nori turėti prekę su žinomu prekės ženklu. Ir kartais aš manau iš tikrųjų, kad žmogus pats netgi patiki, kad ta klastota prekė, jinai yra tiek panaši į originalą, kad niekas neatskirs. Ir netgi pats save įtikina, kad aš čia vaikštų beveik su originalu, tik tai gerokai pigesniu. Ir aišku, tas pats žmogus jisai nesusimasto, kad dėja, bet už tą klastotę jisai permokėjo galbūt 10, o gal net ir daugiau kartų. Nes tos, reiškia, klastotės savikaina yra gerokai mažesnė negu originalios prekės. O kainų skirtumas tikrai nėra 10 kartų. Pagal pelną pasaulyje po ginklų, narkotikų eina klastotės 3 vietoje pagal pelningumą. Ir yra labai dideli, iš tikrųjų labai dideli mastai, jeigu netgi didelė dalis einančių į Europą, ji važiuoja pro Italijos uostus, tai yra pas juos apskaičiuota, kad jeigu iš 10 konteinerių vienas yra tiesiog
skaičiuojama taip, kad vienas sulaikys, jeigu 10 pravažiuoja, pelnas būna 100% ir daugiau atsiperka ten per porą metų. Vis dėlto dažniausiai susiduriama su suklastotais žymių dizainerių drabužiais. Turgavietėse galima rasti tokių garsių vardų kaip Louis Vuitton, Gucci ar Prada drabužių vos už kelis šimtus litų. Nerealu, tiesa, bet prekybininkai tokiose vietose neatsikveipdami tikina prekiaujantys stebuklingų būdų už grašius gautais, todėl pigiai parduodamais originalais. Beje, klastotė nelygi. Pasitaiko ir tokių, kurias atskirti nuo tikros sunku net įgudusiai akiai. Kartkartėmis viešoje erdvėje vis išnyra skandalai dėl to, kad klastotėmis prekiauja net prestižinėmis save vadinančiomis ir elito itin mėgstamos parduotuvės. Yra tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, žinomi mados namai užsako pagaminti 10 000 rankinių kažkur Azijoje. Ta gamykla vietoj 10 000 pagamina jų 100 000. Tai 10 000 rankinių išsiunčia užsakovui, o likusias parduoda juodoje rinkoje. Tai gal tokiu atveju galima būtų teikti, kad kokybė nesiskiria. Žmogus, kuris nors kiek susijęs su mada, žaibiškai pamato skirtumą tarp klastotės ir tarp originalo. Sakykime, tą pačią rankinę, kurią pagamino Gucci mados namai su ta legendinė juostelė trispalvė. Tiesiog paprasčiausiai žvelgiant į tą juostelę matosi, kokia siūlė jinai persiūta. Originali siūlė atrodo vienaip, o padirbta siūlė atrodo visiškai kitaip. Be abejonės tai yra ir medžiagų, audinio kokybė visiškai kitokia. Tai galbūt iš tolo per kažkokį atstumą galima būtų supainioti, bet priartėjus prie žmogaus iš arčiau, tai labai greitai atskiriama šį klastotę. Tiesa, tokių atvejų, kai turguose prekiaujama klastotėmis, pastaruoju metu mažėja. Vykdoma griežta kontrolė. Prekybininkai yra tikrinami, o nustačius, kad svetimas prekės ženklas, užpatentuotas dizainas ar medžiaga buvo neteisėtai naudojami, siekiant turtinės naudos, jie gali būti nubausti 1000 baudomis. Už pardavinėjimą yra baudžiamoji iki 3 metų, man atrodo. Bet muitinė šitos priemonių netaiko, tai yra policijos jau. Kada jau jos išleistos į rinką, patekia į rinką kažkokiu būdu ir tada yra turgavietėse. Irgi reikia įrodyti pirkimo faktą, nustatyti, tai yra atliekamas vadinamas užpirkimas ir tada surašome išėmimo protokolą ir keliamos yra ikiteisminiai ir gali būti baudžiamoji atsakomybė. Šiais metais sausio-kovo mėnesiais muitinės pareigūnai nustatė 3 kartus daugiau klastotos produkcijos gabenimo ir platinimo atvejų nei per tą patį laikotarpį pernai. Tokių prekių sulaikyta 25 000 vienetų. Dažniausiai klastoti drabužiai, avalynė, aksesuarai, žaislai, vaistai į Lietuvą buvo siunčiami iš Kinijos, Honkongo, Indijos ir Jungtinių Arabų Emiratų. Rusijoje yra iš tikrųjų klastočių mastas gana didelis ir gamybos. Aš žinokit, niekiek nenustebčiau, kad ir Lietuvoje yra gaminama, nes yra ir muitiniai buvo užfiksuota daug atvejų, kada atvyksta gaminiai absoliučiai be jokių etikečių, be jokių identifikacinių ženklų. Vadinasi, tie ženklai yra kažkur pridedami, nes parduotuvėje jūs nerasit nei vieno daikto be kažkokio tai ženklo. Be etikečių, vadinasi, tai yra gaminama. Kiek žinau, anksčiau Kaune gamindavo Adidasų treningus. Vegeta buvo gaminama Kaune, žinau, kad buvo cechas. Pastaruoju metu prekyba klastotėmis iš įvairių turgaviečių ar parduotuvėlių persikėlė į internetą. Čia įvairiuose skelbimų ar prekybos portaluose apstu žymių prekės ženklų už palyginti mažas kainas. Pardavėjai tikina įvairiais būdais parsivežę tariamus originalus iš užsienio ar gavę dovanų, tačiau dėl tam tikrų priežasčių norintys juos kuo greičiau parduoti. Lietuvoje daugiausiai klastotų prekių yra išimama iš apyvartos turguose. Labiausiai pasižymėję yra gariūnai. Taip pat yra labai daug parduodama klastotų prekių internetinėje erdvėje. Tai yra internetinės parduotuvės, skelbimų portalai, socialiniai tinklapiai, kaip pavyzdžiui Facebook, kuriamos grupės, kur parduodami įvairūs prekių ženklų klastotos prekės, skelbimai, aukcionai, kaip pavyzdžiui vienas žinomiausių pasaulyje aukcionų eBay
Jisai yra net ir nubaustas už prekybą klastotomis 40 milijonų eurų bauda. Ir dabar tenai yra jau sugriežtinta prekyba tokiamis prekėmis. Įsigyti nuo originalo beveik nesiskiriančią klastotę galima ir dar vienu būdu. Tai reikia žinoti, kam paskambinti. O tai mūsų krašte, kur visi vieni kitus pažįsta, ne taip jau ir sunku. Mūsų šaltiniai teigia, kad daug Lietuvos elito atstovų dabinasi būtent tokiais būdais gautais prabangiais drabužėliais. O sistema visai paprasta. Azijoje įkurtų žymių gamintojų fabrikų šešėliuose glaudžiasi mažyčiai. Kartais net ir tie patys darbuotojai po vienos pamainos didžiajame fabrike eina dar padirbėti į mažąjį, kur pagal pavogtus prabangių drabužių modelius ir medžiagų pavyzdžius siuvamos pigios klastotės. Tiesiai į šiuos mažus fabrikėlius iš Lietuvos keliauja verslininkai su tuščiais lagaminais, kurie prikraunami įvairių padirbtų garsių prekės ženklų drabužių. Siekiant aplenkti muitus, čia atsargiai nusegamos etiketės. Oro uoste šiuos verslininkus taip pat pasitinka savi žmonės, su kuriais būna iš anksto sutarta, kur ir kada galima saugiai pereiti kontrolę. Atgabentoms prekiams į Lietuvą etiketės vėl prisegamos, o ponios ir ponai džiaugiasi įmantriai atrodančiomis klastotėmis. Garsiausių pasaulio dizainerių kurtų drabužių ir aksesuarų klastotės aktuali problema ne tik mūsų krašte, kur originalus pirkti gali vos keli žmonės, bet ir tokiose mados sostinėse kaip Milanas ar Roma. Be abejonės, sakykime, Italijoje yra susiduriama su klastotėmis, žaibiškomis klastotėmis. Jeigu Gucci's pagamino naują rankinę, tai tuoj pat gatvėje pardavinėjama klastotė. Jeigu Prada pagamino kažkokį tai naują ypatingą rankinės modelį, tuoj pat jį galima už 30 eurų nusipirkti gatvėje. Be abejonės, šiuometinė Kinijos invazija, jie yra be galo šaunus ir pagamina daugybę klastočių, kurias galima sėkmingai nusipirkti, aišku. Tai į klastotės perka tik tam tikrą kategoriją žmonių. Bet kas keičiasi, tai, sakyčiau, klastotojų įmantrumas. Jie labiau stengiasi, iš tikrųjų, kad klastota prekė labiau panašėtų į originalą, imituodami galbūt etikečių kokybę, galbūt kažkokių užrašų kokybę, imituodami. Spartėja klastojimas. Yra atvejų, kada garsių dizainerių, iki oficialaus garsių dizainerių drabužių pristatymo jau rinkoje pasirodo tų pačių drabužių klastotės. Tai vat, taip, klastotojai, jie iš tikrųjų ir tame tarpe vėlgi prekyba internetu, irgi galimybė greitai išplatinti, greitai parduoti, pasiekti tiesiogiai pirkėją. Visą tai iš tikrųjų šiuo atžvilgiu tobulėja. Kai kurie mano, kad gera klastotė nuo originalo skiriasi tik kaina, kurią mokame už garsų vardą. Auksarankių komanda nusprendė patikrinti, ar skiriasi suklastotų ir originalių žymaus gamintojo akinių kokybė. Klastotė nuo originalo skiriasi tuom, kad klastotėje užsidėjus akinukus laužia vaizdą, tiesiog neapsaugo akis nuo ultravioletinių spindulių ir tai gali pažeisti akį. Būtent tai gali pažeisti akies rageną, lęšiuką, tinklainį ir tai gali atsiliepti regėjimui. Tarkim, lyginant šitos akinukus, iš pažiūros atrodo, kad nieko nesiskirtų. Jie, tarkim, ir šitas originalas, bet labiau pažiūrėjus į šitą, tai šitas yra klastotė, visų pirma dėl to, kad jis yra žymiai sunkesnis negu šitas, nes klastotės dažniausiai yra daromas iš kaprono plastiko, kuris yra lengvesnis. Tas plastikas nekokybiškas nesilanksto, tiesiog sunku, o jeigu truputėlį lankstosi, tai traška ir tiesiog yra didesnė galimybė, kad jis luš. Tarkim, lyginant šitą, jis galima lankstyti į vieną pusę, į kitą ir tiesiog kojelės atsistoja į savo vietą. Detalių įdėjimas irgi yra pastebimas. Tarkim, šitų dalyčių, ar ne? Šitos yra gražiai įdėtos, įklijuotos, o čia jau pastebimas tiesiog plastiko deformacija tiesiog. Tos pačios irgi, tarkim, šie ženkliukai. Klastotėje pastebimas, nes nėra simetriškumo tokio, tiesiog viskas nelygiai išdėliota. Varžteliai yra uždažyti ir matosi dažymo žymėsi ant kitos dalytės, nepilnai nudažytas, o tarkim originalos yra tiesiog spalvos suderintos tarpusavį, kad tiesiog atrodytų kaip viena graži detalė, kad tiesiog nekristų labai į akis ir nesimatytų tų detalių. Dar ką galima pastebėti klastotėse, tai kad pats plastikas yra dažytas ir dažai labai greit nusitrina. Tarkim, šiuo atveju yra
patrupėja dažai. Matosi įlieta metalinė detalė, kuri, tarkim, pašildžius plastiką, palankščius jį, kad išlaiko tiesiog šitas metalas dar padeda išlaikyti kojelės formą. Šiuo atžvilgiu klastotėj, tarkim, net nesimato. Kaip minėjau pradžioj, kad kadangi daromas iš kaprono plastiko, jis net nesilanksto. Tiesiog labai kietas yra. Kitas dalykas, šitas ribenženkliukas. Čia akivaizdžiai matosi, kad yra priklijuotas, o tarkim šitam originale jis yra įspaustas ir pritvirtintas, nes viduj matosi pritvirtinimo toks taškelis įspaudimas. Ant kokybiškų originalių akinukų dažnai yra įlietas, išgraviruotas identifikacijos numeris. Kartais būna užrašyta, tarkim, šiuo atveju yra užrašyta specialusis šito modeliuko numeris. Saulės akinukus rekomenduojam turėti kiekvienam. Mažam vaikui, paaugliui, vyresnio amžiaus žmonėms, kas turėjo kataraktos operaciją, būtina apsaugoti akis nuo ultravioletinių saulės spindulių, nes jie yra lengvai pažeidžiami. Tai kokybiški akiniai tikrai yra reikalingi ir apsimoka juos turėti, nes pirkdami nekokybiškus akinukus jūs rizikuojate tiesiog savo gerų matymų. Netrukus laidoje Auksarankiai tęsime šią temą. Ne ką mažiau klastojama buitinė technika. Dažnas taupumo sumetimais renkasi neoriginalų prietaisą ar jo dalį. Tačiau retas susimąsto, kad tai gali kelti pavojų jo sveikatai. Klastočių meka tituluojamoje Kinijoje vienas toks taupuolis sprogus jo mobiliajam telefonui atsisveikino su gyvybe. Sprogimas suplėšė vyrui kaklo arteriją. Manoma, kad nelaimė įvyko, kai jis į savo mobilųjį telefoną įsidėjo naują akumuliatorių ir nusprendė jį įkrauti. Kai kinas įkrautą telefoną įsidėjo į viršutinę švarko kišenę, šis netikėtai sprogo. Klastočių gaminimo ir jų realizavimo būdų galima rasti be galo. Tačiau pastaruoju metu su sukčiais kovoja ne tik muitininkai ir ekonominė policija, bet ir kuriasi įvairios nepakantumą padirbtoms prekėms skatinančios iniciatyvos. Vieniems žmonėms tai išvis neįdomu, jie tiesiog išvis neparodo jokio susidomėjimo. Kiti džiaugiasi, kad gali pateikti skundus viešai, kad gali tuos nesąžiningus pardavėjus išviešinti. O yra ir tie, kurie nepatenkinti tokia veikla, bet turbūt daugiausia tie, dėl kurių rašomi tie skundai. Pirmiausia, reikia žiūrėti kokybę. Jeigu tai yra kažkoks drabužis, atkreip dėmesį į siūles, ar jos yra lygios, ar jos yra į etikečių įsiuvimą ir bendrai į tą patį produktą, kokios jis yra kokybės. Nes ir audinys gali būti nekokybiškas. Kad etiketė prisiūta, kad ten yra kažkoks tai vardinis ženklas, tai dar nereiškia, kad tai yra originalas. Nors iš mano praktikos, kiek aš žinau, nes mes kartais dalyvaujam ir su ekonominė policija reiduose, tai dažniausiai vis tiek tos prekės, kurios yra jau vadinamos vardinėmis su ženklais, jas parduoda žymiai didesnę kainą negu ta pati prekė kabanti, bet be ženklo. Skirtumas yra 10 kartų, 100 net kartais kartų. O dabar pakalbėkime apie žuvį. Viena mėgstamiausių žuvų Lietuvoje – lašiša. Praėjusiose laidose jau pasakojome, kad ant lietuvio stalo atsiduria iš esmės tik Norvegijos fermose išauginta lašiša. Tad nusprendėme nuvykti ir pamatyti viską savomis akimis. Už mano nugaros yra tipiška norvegiška žuvų ferma. 6 aptvarai, kur kiekvieno aptvaro viduryje stovi šėrykla, o nuo laivo namo yra pratęsti produktotekiai, tai yra pašarų, reiškia linijos, kuriomis teka maistas žuvim. Visa tai yra viso labo tinklas. Aplinkui fjordas, stovintis vanduo arba lėtai tekantis vanduo ir viduj plaukioja žuvis. Tiesa, čia jos nėra labai didelės. Taip mūsų operatorius pastebėjo, greičiausiai mailius, bet tas mailius tai maždaug tokio dydžio. Tiesa ta, kad fermos statomos fjorduose, kur vanduo yra stovintis. Neseniai ES buvo įvestos naujos taisyklės reglamentuojančios, kad paukštynuose auginamos vištos turėtų pakankamai vietos, tačiau erdvė lašišoms rodos nėra svarbi. Čia žuvų tiek daug, kad jos, galima sakyti, trinasi viena į kitą šonais.
Masinės žuvų veisyklos gali būti įkurdintos vienoje vietoje tik 1 metams, nes per tą laiką dėl nuolatinio šėrimo ir didelio žuvų kiekio vanduo yra taip užteršiamas, kad po to net kelis metus ten tiesiog miršta bet kokia žuvies rūšis. Be to stovinčiame vandenyje veisiamos lašišos užsikrečia parazitais, jūrų dėlėmis. Grįžkime į Lietuvą. Vasarą stipriai pakyla parduodamos rūkytos žuvies kiekiai. Tačiau pakilus paklausai, kai kurie nesąžiningi auksarankiai ėmė sukčiauti ir pradėjo žuvis ne dūmuose rūkyti, o skysčiuose. Procedūra didelės išmonės nereikalauja. Žuvis, kuri dažnu atveju jau pradėjusi gesti, išmaudoma acto tirpale tam, kad būtų panaikinti nemalonūs kvapai. Ji dažoma paprastais dažais ir ištepama tirštu dūmų ekstraktu. Po to žuvis kabinama ant iešmo, kad atrodytų tikroviškiau, ir džiovinama ventiliatoriumi. Kai kurie sukčiai gali pulti dar žemiau. Jie prieš visą dažymo procedūrą dar subado žuvį vandens, krakmolo ir polifosfatų mišiniu. Tradiciniu būdu rūkoma žuvis praranda apie 30% drėgmės, o pabadžius ir prileidus mišinuko svoris nukrenta labai nežymiai. Gerai ir teisingai išrūkyto žuvies oda būna smulkiai susiraukšlėjusi, nes dėl išeinančio drėgmės žuvis traukiasi. O jeigu atluptumėte gabalėlį žuvies ir viduje rastumėte daug drėgmės, pati mėsa būtų sultinga, tai jau ženklas, kad ši žuvis nėra mačiusi tikrų dūmų. Egzistuoja ir tokio pobūdžio pramoninis sukčiavimas. Didelėse statinėse užmaišomas specialus mišinukas su kvapų naikintojais, dažikliais ir dūmų ekstraktais, į kuriuos kelioms valandoms panardinami dideli išdorotų žuvų kiekiai. Po tam tikro laiko išimta iš statinių žuvis apibarstoma stambiai smulkintų prieskonių mišiniais ir padžiovinama. Galutinis rezultatas atrodo tikrai įtikinamai, o prieskonių pėdsakus pamatęs pirkėjas net nesusimasto, kaip ji buvo pagaminta. Jeigu pardavinėjama žuvis be galvos, tai įspėjamasis ženklas, kad žuvis gali būti pasenusi. Nekokybiška žuvis jums ir jūsų šeimos nariams gali kainuoti gyvybę, nes valgant sugedusią žuvį yra tikimybė užsikrėsti botulizmu. Šaldyta žuvis yra pati saugiausia. Šaldymas tai vienas iš terminio apdorojimo būdų, apsaugantis žuvį nuo parazitų ir kenkėjų, kurie negali ilgai išgyventi žemoje temperatūroje. Tačiau ir čia yra viena gudrybė. Pagal ES reglamentus ledo kiekis ant produkto, dar vadinamo glazūra, negali būti didesnis nei 10%. Tačiau, kai kitą kartą lankysitės parduotuvėje, pažiūrėkite, kokio dydžio ledo luitais apkibusi šaldyta žuvis. Kai kurie mokslininkai teigia, kad jei produktas yra teisingai užšaldomas, po to tinkamai supakuojamas ir tvarkingai sandėliuojamas, glazūra yra visai nereikalingas dalykas. Beje, pamenate, kad prieš kelias savaitės mes apsilankėme viename iš prekybos centrų ir prisipirkome atvėsintos ir šviežios žuvies. Viską nuvežėme į laboratoriją ir paprašėme specialistų ištirti, ar mūsų pirkti produktai nėra kenksmingi sveikatai. Tyrimais buvo ieškoma sunkiųjų metalų, tokių kaip švinas, kedmis ir gyvsidabris. Noriu pasakyti, kad į laboratoriją iš tyrimo buvo pristatyti 5 žuvų mėginiai. Tai atvėsintas karpis, atšaldyta tilapijų filė, tada lašišų kepsneliai, atšaldyta baltijos trimelė ir sūdytas ilgiai be galvos. Tai visose šituose pristatytuose 5 mėginiuose buvo atlikti sunkių metalų tyrimai, buvo tirtas švinas, kadmis ir gyvsidabris. Na, reikia pasakyti, kad visuose 5 mėginiuose švino ir kadmio yra nustatyta mažiau metodo aptikimo ribos. Tai iš tikrųjų tas skaičius, kurį galima aptikti laboratoriniais tyrimais, tai yra mažiau metodo aptikimo ribos. O 2 iš šių mėginių, tai šaldyto baltijos trimeliai ir sūdytos ilgiai be galvos, yra nustatyta gyvsidabrio 0,025 mg/kg ir 0,024 mg/kg. Na, reikėtų pasakyti, pagal galiojančius reglamentus, gyvsidabrio kiekis šiuose žuvyse galėtų būti 0,5 mg/kg. Taigi nustatyta riba yra maždaug pusė tos leistinos ribos. Šiandien tiek. Iki susitikimo kitoje laidoje.